mes jau apie tai šnekame kelinti metai ir vis dar yra tas pats bandomas primesti argumentas, kuris visiškai netlaiko jokios kritikos, ne dabar. Visada yra ne dabar. Tai pasakykite, mėlėjai, kada? Kada reikia įgyvendinti įstatymą? Kada nors, kada aš norėsiu ir tą sugalvosiu padaryti? Kada susitarsim su žmonėm, kada žmonės supras. Tarkimės. Dirbam su žmonėm. Tai labai aiškiai pasakėt, kad nusimetė, nukėlėm, nedaryta. Tai ta prasme, gražiai kalbate, bet kalbate šalia viso šito, naudodami tą patį prieš gerus 2 metus, tą patį, ne dabar, visada bus kažkokių dar prioritetų šitų dalykų. Tiek jūsų kalbinsi vieną žmogų, mes kalbinsim kitą žmogų ir tiesiog atein galbūt supratimas, atein pavyzdžiai, kitas rajonas pasikeitė. Klausykit, mes jau savam rajone turim pavyzdžius, aiškiai pasikeitėm gatvių pavadinimus, kokios ten problemos, su kokiom problemom susidūrė gyventojai. Ar yra ten problemų? Nėra. Tai kažkiek turėjo problemų, suprato, susigyveno ir taip toliau. Bet niekas neišsikraustė, beros, visi gyvena ten, kur gyvena. Tai gerai, Audriau, eik, aš jau jums sakiau tada sakiau, eikit, kalbėkit, įtikinkit žmonės. Galim duoti sąrašus, kurie sutinka, kurie nesutinka. Klausykit, tai aš negaliu daryti jūsų darbo. Gali daryti, tu esi tarybos narys, gaunantis algą ir jūs savo politiką vykdyk. Gal jūs norite, ir jums yra įprasta periminėti tarybos funkcijas, o jūs siūlote mums eiti ir administracijos. Taip, siūlau, jūs esate valstybės rajono išrinktas žmogus, eik ir dirb. Su apelsinais. Tai tiesiog klaidinate, vėl vėl. Neklaidinu, gali eiti ir įtikinti žmonės. Jeigu nenoriu, tik nori pirštų mojuoti ir ant bačkos šauk, tai šauk. Įgyvendinimas šitų nutarimų nėra tiesiogiai tarybai pavesta. Mes suteiksime pavadinimą, taip kaip yra numatyta pagal savivaldos įstatymą, bet tą suorganizuoti turi administracija. Tai čia yra labai aiškiai viskas nupaišyta. Ne Kazlauskas turi tą suorganizuoti. Kazlausko nieks nesiūlo organizuoti. Jūs ką tik pats tą sakėte. Eikit kalbėti su žmonėm ir įtikinėkit žmonės. Jūs negirdit net savęs, kaip jūs kalbate. Girdžiu, aš žinau, ką noriu pasakyti, tą ir pasakiau. Audriau, mes gyvenam demokratinėje valstybėje. Tai jūs norit, kad būtų kuo skubiau ir vykdytas va šitas komisijos reikalavimas? Nori kaip per sovietus, pasiėmė automatą, atėjo ir įmėino ir taip, plėšk žemę ant gatvės pavadinimą. Taip, tu nori taip. Jeigu jūs matot, kad valdantieji nesugeba, nenori ar dėl kitokių motyvų nerengia tarybos sprendimo, jūs pilną teisę turit kaip asmuo, kaip tarybos narys, kaip frakcija ir kaip opozicija parengti tarybos sprendimo projektą, atnešti tarybą, ponai, svarstykim tą ir tą klausimą. Mano racionalus pasiūlymas. Tai Audrius pasakė, tai administracija jūs ruoškit, mes tvirtinsim. Tai tiesiai šviesiai pasakė, nes jis negali dirbti tokių darbų. Klausykit, jūs labai gražiai manipuliuojat tais dalykais, kurie mums galimi kaip teisė, bet jeigu jūs atsiversite šitą įstatymą ir tai, kas yra nurodyta, ten yra visai kitaip parašyta. Jo, tai iki teismo, tai tada ten yra, kai jūs nevykdote, tai tada reikia, kad dėl to nevykdymo būtų paduota į teismą. Nereikia kiekvieną kartą teismo sprendimo, kaip ir dabar nebuvo dėl poros gatvių pakeitimo Pakruojyje teismo sprendimų. Tai klausykit, jeigu jums vaidenasi kažkokie dalykai, va čia visokiem kolegom ir to pačiu merui, kad kažkas tai siūlo kažką šaudyti ir panašiai, tai aš siūlau ramiai šitą klausimą kol kas uždaryti ir jums pasiklausyti šitą garso ir vaizdo įrašą ir savęs pasiklausyti, ką jūs kalbėjote ir kokius argumentus sakėt. Na, yra kraupu klausytis, kai esu, pavyzdžiui, asmeniškai kaltinamas siūlymų eiti, šaudyti kaip sovietmečių ir nuiminėti kažkokias tai lenteles. Jūs pasiklausykit savęs. Ką jūs čia kalbat ir ką jūs norit tuo pasakyti? Mane toksai svetimos gėdos ir savos gėdos, na, jeigu mieste nesusitvarkom, tai šiek tiek... Tai imkitės tvarkytis, jeigu jums gėda. Ir jeigu man reikia sutvarkyti... Taip, imkitės tvarkytis, jeigu jums gėda, žiūrėkit, tai gal jūs nebedirbkite, leiskit man ateiti ir sutvarkysim, gerai?
Jūs eikit mano darbų dirbti, aš eisiu jūsų darbų dirbti. Ne, man nereikia jų tavo darbų dirbti. Labai įdomi diskusija visada gaunasi. Va čia ir yra apie jūsų asmeniškumus.